Didžiausia verslo kaštų dalis tai yra darbuotojų užmokestis. Visi žinome ir dažnai sako, kad restoranų savininkai gaili pinigų darbuotojams ir taip toliau. Taip, nes nėra iš ko mokėti. Netgi ne aukštomis algomis, palyginant restoranų versle dirbantis virėjai, vis tiek sudaro didžiąją kaštų dalį, tai gali būti iki 50-60%. Tai pavyzdžiui, jeigu mes aptarnaujame X kiekį žmonių, mes privalėsime turėti X kiekį darbuotojų. Ir jeigu, pavyzdžiui, suprekiaujame 1 milijoną apyvartos per metus, mes 500 turėsime atiduoti darbuotojams ir 100 000. Ir iš tiesų tas skaičius tiesiog yra tai, kad darbuotojai gaus aukštesnės šiek tiek negu minimalias algas, neskaitant to, kad yra ir vadyba, ar ne? Tai kaip padaryti taip, kad darbuotojai galėtų uždirbti daugiau, turbūt turėtų būti mažesni mokesčiai restoranams. Aišku, to niekas nedarys, ar ne? Tai automatiškai tu turi taupyti ir žmogiškosius išteklius, ir stengtis nemokėti per didelių sumų, nes tu tiesiog neišgyvensi. Jeigu yra dar trečia išeitis, kuri būdavo labai dažnai naudojama restoranuose, tai yra darbas šešėlyje, tai yra nedarbinimas žmonių ir taip sutaupimas mokesčių būtent. Bet tam, kad nedarbinti žmonių ir sutaupyti mokesčių, tu turi sugalvoti metodą, kaip tu jiems užmokėsi, ar ne? Tai iš karto vėl prasideda grandininė neigiama reakcija, kur rizikuojama laisvė, mokesčiais, baudom ir taip toliau. Bet tikrai nemaža dalis dar restoranų propaguoja tokį dalyką, kai kurie iš noro daugiau uždirbti, kai kurie tiesiog iš negalėjimo kitaip elgtis.